Treneris, sveikinimai su pergalė. Pirmiausiai jūsų mintis apie šios dienos mačą. Ačiū. Mintis yra, kad buvo svarbiausia pergalė ir reikia ją džiaugtis. Kalbant dar apie šios dienos rungtynes, kaip manote, kokie akcentai leido iškovoti? Ar čia galima tą gal nurašyti, kad jums tos rungtynės daugiau lėmė, ar matote kažkokius kitus momentus, kurie leido iškovoti 3 taškus? Taip šnekant, mums šiandien tikrai labiau reikėjo šitų taškų negu Hegelmanui, bet iš kitos pusės aš sakau kiekvienai komandai, kuri siekia kažkokių tikslų ir to pačiu Hegelmanui, man atrodo, nori užsitikrinti 2 vietos, tai kaip matėm, jeigu jiem būtų nereikalinga, jie nebūtų kovoję antram ypač kėlinyką, matėm, jie mus tikrai užspaudė šiek tiek ir į kampą vienu momentu ir tikrai surizikavom nemažai, tad galiu pasakyti, gal tas reikalingumas buvo didesnis mūsų, bet kova buvo iki pat galo ir kaip matėm, ir buvo daug labai intrigos ir man atrodo tas 2-0 antram kėliny, kaip mes ir kalbėjom, sakykime, kad tai yra labai apgaulingas skaičius yra 2-0, tai vat ir prasileidom, sakyčiau, galbūt ne tai, kad vaikišką įvartį, bet tokį, kur turėjome tiesiog protingiau galbūt įžaisti ir netiduoto kamuolio, kurie išėjo į kontrataką. Ir tas, aišku, kai įmuša 7 minutę antro kėlinio, to iš karto duoda per kojas ir visi psichologija visiškai kitaip keičiasi. Ir man atrodo, komandai, aišku, įvertinu situaciją, kokia jinai yra, bet psichologija, aišku, vis tiek savo daro. Tai pamatėme, kad antras kėlinys buvo toksai labai psichologiškai intensyvus ir sakyčiau, aišku, kad išlaikyti rezultatą išlaikėm, bet norėtųsi, kad rungtynės būtų daugiau kaip pirmas kėlinys, ne kaip antras. Iš tos pusės, kaip žaidėm, aišku, bet iš, aišku, kovojimo ir tą, ką atlieka žaidėjai aikštėje, kaip jie stengiasi, tai džiugu ir galiu tik pasveikinti. Pastatėte Karlos Eduardo vidurio gynėjų, Bangoj žaidė krašto gynėjų, prie Aurimo Tamoliūno vidurio saugų, jūs jį pastebėjote vidurio gynėjų, ar tai buvo kažkaip labai greit nuspręsti, ar jūs įsitikinote per tą treniruočių procesą, kad jis ten gali būti naudingas? Tiesiog dabar turėjom 2 savaitės ir žaidėjas, kuris yra ir kiti žaidėjai, sakykime, tas pats Artūras Žulpa, pasakyčiau, kad jisai galbūt nebuvo niekada toksai, kad centro gynėjas, bet šiandien, kai matom pagal futbolo tendencijas, kad daugiausiai kamuolių, kurie žaidiniai yra centro gynėjai. Ir toj vizijoje Karlosas, kuris sugeba įžaidinėti kamuolį, kuris turi kokybę prie kamuolio kontrolės, tai matėm, kad jisai sugeba ir gintis, ir atlikti taip pat mums reikalingus futbolo aspektus, tai dėl to jį per šitas 2 savaitės išbandėm ir tarpusavį žaidžiant ir dėl to sprendėm. Plius galbūt kiti gynėjai, kurie irgi galbūt pretenduoja į tas vietas, irgi matom tiek šitoj pozicijai, galbūt kitoj, tiek galbūt kažkas tai, galbūt kaip ir Artūras, kuris turėjo šiokią tokią aptrūmelę būtent paskutinėse rungtynėse. Tai turėjom irgi koreguoti visą planą savo. Kas ten nutiko Arvidui Novikovui, ar jis dar ir prieš rungtynes būna aišku, kad jo 90 minučių negalėsite išlaikyti? Jo, tai buvom numatę ir antram kėliny irgi iš tikrųjų galvom jau kiek laiko jam dar leisim ir buvom numatę galbūt ir planavom, iš tikrųjų visokių buvo minčių, kaip su juo daryti, kad išsaugoti, kad jis vis tiek, matot, kai įeina žaidėjas vidury sezono, vis tiek į tą ritmą nėra lengva išlaikyti fizinių tų duomenų, visas rungtynės ir ypač apsaugoti nuo traumų. Tai, sakyčiau, buvo apgalvota tas, bet kiek dabar negaliu pasakyti tiksliai, kas jam atsitiko, bet, kaip aš suprantu, suspazmavo raumenį ir dėl to turėjom pakeisti galbūt ir tuo laiku, galbūt ir anksčiau negu galvojom. Ir pabaigė taip šiek tiek smagesnis tas akcentas Transinvest aistruoliai. Pastaruoju metu vis garsesni ir skanduočių tokių originalių sugalvoja, prisitaikant prie varžovo. Kaip jums pačiam atėjusiam prie klubo per tą trumpą laiką gal pastebėjote kažkokį tokį didesnį gal azartą tų svarbesnių kovų metu?
Iš tikrųjų tikrai reikėtų jiems nuoširdžiai padėkoti, nes jie tikrai palaiko ir girdžiu ir tos skanduotės ir jų palaikymą, tai kas yra svarbiausia komandų. O kaip bebūtų, iš praeitų metų galiu pasakyti, va, čempionai kas tapo, kaip Panevėžys irgi lygiai tas pats, kai tapo čempionais, kiek prisirinko stadionuose Panevėžyje aistruolių palaikyti. Tai rezultatas labai daug ką keičia. Ir ypač kai tu laimi ir kai reikalingas tas, kaip sakant, 12 žaidėjas. Tai labai džiugu, kad jie renkas čia, kad auga jų irgi skaičius, jų galbūt aistros tame. Ir, kaip aš sakau, aistruoliai, jie reikalingi visais momentais. Ir ypač, kai yra sunkiausių momentų, kai galbūt ne pats geriausias momentas, tada jų labiausiai reikia.